kai fizinis skausmas tampa emocinės savireguliacijos priemonė. Šį kartą norime pasidalyti Erik B. Zink mintimis, kurios išverstos į lietuvių kalbą tam, kad suteiktų jums žinių ne vien iš teorinės, bet ir iš praktinės pusės. Iš to, ką iš tikrųjų patiria tam tikri žmonės. Faktai, kuriuos išgirsite, nebūtinai atspindės kiekvieno žmogaus, esančio autizmo spektre ar turinčio dėmesio ir aktyvumo patirtį ar elgesį. Kiekvienas žmogus yra unikalus, o su iššūkiais ar sudėtingomis akimirkomis susidoroja savaip. Tačiau šis vaizdo įrašas tai galimybė geriau pažinti kitokį žmonių elgesį. Erikui autizmo diagnozė buvo nustatyta sulaukus 40 metų. Būdamas 17 metų, jis gavo pirmąją diagnozę – ADHD – dėmesio ir aktyvumo sutrikimą. Tai padėjo jam geriau suvokti savo elgesį. Socialiniuose tinkluose Erik atvirai kalba apie savo patirtis, iššūkius ir stiprybės. Jo įžvalgos padeda geriau suprasti ne tik autizmą ar ADHD, bet ir tai, kaip svarbu priimti save tokį, koks esi. Autizmas ir ADHD – du dalykai, kurie dažnai veikia vienas kitą, papildo, susipina. Mes labai sunkiai susidorojame su emocijomis. Apie ADHD ir autizmą turinčių žmonės kalba Erikas. Jausmai gali tapti labai stiprūs, kartais net per stiprūs. Tiek, kad tampa sunku susikalbėti ar apskritai paaiškinti, kas vyksta kūne ir mintyse. Tarsi kūne siaučia audra, o žodžių jai nusakyti nėra. Ir kas tada nutinka? Kai negalime kalbėti, kai mintis ir jausmai siaučia, kai protas ir jausmai veržiasi lyg audra. Tai mus išmuša iš vėžių. Visa aplinka tarytum erzina, kūnas pasidaro per sunkus. Tada žmonės smūgiuoja savo. Tai gali būti trenkimas rankomis savo į krūtinę ar į galvą. Erikas dalijasi, kad jis dažniausiai trenkdavo savo į galvą, abiem rankomis. Jis iš karto pabrėžė, tai nėra tinkamas būdas nusiraminti. Tuo metu jis pats nesuvokė, ką tie veiksmai reiškia ir kodėl jis taip elgėsi. Iš šono kiti žmonės taip pat nesuprasdavo, kad tokiu elgesiu jis bando nuraminti save. Kodėl būtent smūgiai? Nes tai priverčia susitelkti į vieną tašką, į tą kūno vietą, kur jaučiame fizinį skausmą. Ir būtent tas fizinis skausmas nuramina smegenis. Fizinis skausmas suteikia emocinę pauzę. Ta akimirka smegenys nustoja blaškytis, mintys sustoja, jausmai nurimsta ir jie gali šiek tiek atsikvėpti. Svarbu suprasti, kad tai dažnai nėra savidestrukcijos aktas ar agresijos išraiška. Tai būdas susitvarkyti su per stipria emocinė įtampa. Į Eriko išsakytas mintis komentaruose sureagavo ir jam pritarė ne vienas žmogus, kuris susidūrė ar anksčiau yra susidūrę su panašiais sunkumais. Taip, tai nėra saugus ar tinkamas būdas. Yra daug kitų būdų, kurie padeda reguliuoti emociją švelniau ir saugiau. Tačiau būtent todėl labai daug žmonių, ypač tų, kurie dar neturi aiškios diagnozės ar nesupranta, kas su jais vyksta, elgiasi būtent taip. Tai ne kaprizas, ne išsidirbinėjimas. Tai būdas išbūti stipriame jausme, bandymas nusiraminti. Tokiu elgesiu žmogus stengiasi atkurti emocinę pusiausvyrą, kad galėtų vėl mąstyti aiškiau, kalbėti, suprasti, kas vyksta. O kai viskas griūva, kai jautiesi pervargęs ar perdegęs nuo išgyvenimų, tai labai sunku. Tada ypač svarbu sulaukti palaikymo, o ne smerkimo. Kai stiprūs išgyvenimai praeina, galime padėti vaikams ar suaugusiesiems ieškoti kitokių būdų susireguliuoti. Taip pat mokytis atpažinti ženklus, rodančius, kad artėja didelis emocinis protrūkis. Suprasti, kada emocijos kaupiasi, kada jos sprogs. Tai leidžia laiku sustoti, pasirūpinti savimi ir nenueiti iki perdegimo. Erikas taip pat dalijasi, kad įgavęs diagnozę, jis pradėjo geriau suprasti save.
Daug dalykų, kurie anksčiau atrodė nesuprantami ar painūs, pagaliau įgavo prasme. Jo gyvenimo patirtys, reakcijos ir elgesys tapo aiškesni. Viskas susidėliojo į vietas. Ir štai, diagnozė nieko nepakeičia iš esmės, tačiau ji palengvina gyvenimą. Ji suteikia supratimą, kodėl tu taip elgiesi, kodėl jautiesi vienaip ar kitaip. Ir kai tai supranti, atsiranda galimybė išmokti tinkamų, saugių būdų tvarkyti su savimi, kad gyvenimas taptų lengvesnis, kad būtum geresnėje vietoje, nes tu to nusipelnėjai.